Gyventojai gėrimui vandenį gauna iš požeminių gręžinių. Požeminis vanduo yra prisotintas naudingų mineralinių medžiagų, kurios yra labai reikalingos žmogaus sveikatai. Taip pat požeminis vanduo yra apsaugotas nuo mikrobiologinės taršos ir jame nėra kenksmingų žmogaus organizmų medžiagų. Gręžinių vandenyje yra gausu gamtinės geležies ir manganų. Šie junginiai nekenkia žmogaus sveikatai, tačiau jie gadina vandens skonį, jisai tampa metališkas, kvapas nemalonus ir duoda rudą spalvą, manganas juodą spalvą. Tai iš gręžinio vanduo patenka į vandens gerinimo įrenginius, kuriuose pašalinama geležis ir manganas. Giluminiuose gręžiniuose geležis ir manganas yra tirpios formos ir juos sunku pašalinti. Tam, kad jie taptų netirpus ir gerai nusifiltruoti, pirmiausia, jie patenka į aeratorius. Aeratoriai tokie įrenginiai, kur vanduo prisotinamas deguonį. Ten įvyksta oksidacijos reakcija ir geležis tampa iš dvivalentės į trivalentę ir tada vanduo teka į kvarcinio smėlio filtrus, kuriuose geležies ir mangano junginiai yra nufiltruojami. Iš tų filtrų vanduo teka į vandens rezervuarus, o iš rezervuarų jau į miestą pas gyventojus. Štai tokiu būdu vanduo atkeliauja iki jūsų namų. Klausimas jums, Sveikatiados dalyviai. Iš kokio gylio Lietuvoje yra išgaunamas požeminis vanduo?